Labas rytas, gerbiami tarybos nariai, posėdžio dalyviai. Raseinių rajono savivaldybės 7 šaukimo tarybos 29 posėdį, kuriame dalyvauja 18 tarybos narių, skelbiu pradėtą. Jeigu kas neužsiregistravot, tai norėčiau, kad įstatytumėt kortelę, kad mes matytumėm 18. Šiandieną mūsų darbotvarkėje yra pagrindinė darbotvarkė yra iš 7 klausimų ir papildoma darbotvarkė yra iš 3 klausimų, kurią pasirašęs yra vicemeras Sigitas Vaičius. Ar dėl darbotvarkės yra klausimų? Taip, gerbiamas Antanas Kilčiauskas. Yra užregistruotas klausimas ir aš siūlau jį įtraukti dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 29 dienos sprendimo. TS 322 patvirtinto piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Raseinių rajono savivaldybė, vykdant savarankiškąją savivaldybės funkciją, tvarkos aprašo 17.5 punkto pakeitimo. Trumpas klausimėlis, aktualus. Gerai, aš galiu pasisakyti dėl šito klausimo. Šiaip tai mes žinom, kad mes keitėm taisyklės, mes esam pilotinė savivaldybė. Ir aš kaip meras sprendžiu klausimą įtraukti darbotvarkę ar ne. Aš tikrai negaliu šiandien pasakyti, kad aš jo artimiausią posėdį neįtrauksiu. Tačiau noriu pranešti tarybai, kad šitas klausimas, kurio pataisą yra teikęs tarybos narys Kilčiauskas, susideda iš to, kad mes teikdami kompensacijas už kietą kurą visada pervesdavome asmenims į sąskaitą ir nekontroliuodavome, kaip šitą kompensaciją yra panaudojama. Ar tos malkos kietas kūras yra nuperkamas, ar jis nenuperkamas. Todėl, tobulinant šitą tvarką, buvo priimtas sprendimas, kad apmokėti pagal pateiktas sąskaitas. Ir sąskaitas, kad išrašytų ne bet kas, bet išrašytų girinkijos. Ir tai ne tik mūsų kaip pilotinės savivaldybės vienos toks pasiūlymas, aš žinau, kad šitokias tvarkas prisiema ir kitos savivaldybės, tad artimiausiuose posėdžiuose, kada mes aptarinėjom klausimą su sėdžiūnais socialinės paramos skyrių specialistais, aš manau, kad mes šitą klausimą aptarsime ir kada mes būsim suformavę nuomonę, tada aš trauksiu šitą klausimą į darbotvarkę. Dabar manyčiau, kad netikslinga yra, nes šitas klausimas yra neaptartas, o prieš tai buvo priimtas kaip tik būtent toks sprendimas, koks jis yra dabar galiojantis. Jeigu tenkina atsakymas, jeigu ne, tada siūlysim balsuoti. Ir netikslumų yra. Girininkijos nerašo nei sąskaitų, nei faktūrų, rašomi kiti dokumentai ir toj vietoj buvo galima pasitarti, kokie ten dokumentai reikalingi. O be to tarybos nariai ir dalyvaujantis posėdėjai galbūt nežino, reiškia, aš buvau apkaltintas, kad dalyvaudamas tokiam balsavime tiesiog nulėmiau, kad būtų panaikinta alternatyva įsigyti gyventojams kietojo kuro iš kitų šaltinių. Tai ten istorija tokia, kad buvo papildoma darbotvarkė, reiškia, ir antruoju klausimu skubos tvarka, nes Laugalinė turėjo išvykti. Tiesiog niekas nespėjom susipažinti su tuo klausimu, tame tarpe ir aš tikrai būčiau kėlęs ir siūlęs kitokį variantą, bet kaip aš buvau apkaltintas, tai pasirodo, nei pats meras nebuvo skaitęs, nes dabar šitam skundė yra traktuojama kitaip. Tai būtiniausiai jį reikia kuo skubiausiai taisyti. Manau, kad nuomonės įsiskyrė, tai dėl šito klausimo įtraukimo į darbotvarkę aš siūlau balsuoti. Kas už tai, kad būtų įtrauktas klausimas į darbotvarkę? Neveikia? Tai tada rankų pakėlimų, kas komisija mūsų balsų skaičiavimo. Yra patvirtinta, taip? Tai kas Gedvinas, Kristina ir Gitana. Tai galbūt jūs pasiskirstot kažkaip, kas skaičiuojat. Kas už tai, kad šitas klausimas būtų įtrauktas į darbotvarkę?
Kas prieš? Klausimas į darbotvarkę yra neįtraukiamas. Kas dėl darbotvarkės, kuri buvo pateikta iš 7 papildomų klausimų ir iš 7 pagrindinių klausimų ir 3 papildomų klausimų, kas už šitokią darbotvarkę, prašom balsuoti. Posėdėje dalyvauja 20 tarybos narių, 18 balsavus už, 2 nebalsavus, darbotvarkė yra patvirtinama. Norėčiau tarybos nariams pranešti, kad šiandieną pas mus yra atvykę abiturientai, 6, kurie išlaikė egzaminus 100-šimtukais. Tai kiek žinau, yra 5 merginos ir 1 vaikinas. Tai aš gal tada iš eilės norėčiau pasveikinti, įteikti mero padėkos raštus prezidento Jono Žemaičio gimnazijos abiturientei Simonai Didjurgytei už aukščiausius 100 balų valstybės brandos egzaminų įvertinimus. Padėka prezidento Jono Žemaičio gimnazijos abiturientei Auksei Barakauskaitei už aukščiausius 100 balų valstybinių brandos egzaminų įvertinimus. Padėka Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos abiturientei Guodai Mėlynytei už aukščiausius 100 balų valstybinių brandos egzaminų įvertinimus. Padėka Raseinių kalno vidurinės mokyklos abiturientei Aušrai Baltkojytei už aukščiausius 100 balų valstybinių brandos egzaminų įvertinimus. Padėka Raseinių Šaltinio vidurinės mokyklos abiturientei Inetai Valantinaitei už aukščiausius 100 balų valstybinių brandos egzaminų įvertinimus. Padėka Raseinių Šaltinio vidurinės mokyklos abiturientui Arnui Zmitrai už aukščiausius 100 balų valstybinių brandos egzaminų įvertinimus. Tęsėme posėdį ir einame prie pagrindinės mūsų darbotvarkės. Pirmas darbotvarkės klausimas, sprendimo projektas numeris TP 320 dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2009 metų rugsėjo 9 dienos sprendimo TS 273 dėl žemės sklypų suformavimo prie esamų daugiabučių namų Gapšių kaime pakeitimo. Pranešėjas Armandas Mockus. Labadiena. Sprendimo projektas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis. Šiuo sprendimo projektu yra siūloma pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 9 dienos sprendimo numeris TS 273 dėl žemės sklypų suformavimo prie esamų daugiabučių namų Gapšių kaime pirmą punktą ir jį išdėstyti taip.
suformuoti kitos paskirties gyvenamosios teritorijos naudojimo būdą, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos naudojimo pobūdžio sklypą, visuomenės paskirties teritorijos naudojimo būdą, administracinių pastatų statybos naudojimo pobūdžio sklypą, 4 atskirų želdinių teritorijos naudojimo būdą, rekreacinės paskirties želdinių naudojimo pobūdžio sklypus prie esamų daugiabučių namų Gapšių kaime, Raseinių seniūnijoje ir Raseinių rajono savivaldybei, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Dėkoju pranešėjui, norinčių klausti nematau. Nėra norinčių klausti. Diskusijose dalyvauti nėra norinčių, balsuojam. Komitetuose buvo pritarta, taip? Posėdėje dalyvauja 20 tarybos narių, už balsavus 20, sprendimo projektų yra pritarta. Kitas mūsų darbotvarkės klausimas, sprendimo projektas TP 326 dėl pritarimo vietinės reikšmės kelio perkelimui, pranešėjas Armandas Mockus. Atsiprašau. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymų 6 straipsnio 32 punkto ir 18 straipsnio 1 dalim, Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalim ir atsižvelgiant į planavimo organizatoriaus OAB Danspin prašymą, šiuo tarybos sprendimo projektu siūloma: pirma, pritarti vietinės reikšmės kelio esančio Raseinių rajono savivaldybėje Raseinių seniūnijai Andrušaičių kaime tarp sklypų kadastriniai numeriai 7240 0005 480 ir 7240 0005 501 perkelimui. Antra, panaikinti 2012 m. gegužės 25 dienos tarybos sprendimą numeris TS 257 dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 dienos sprendimo numeris TS 234. Buvo svarstyta komitetuose, tarybos nariai pageidavo matyti grafinę medžiagą, tai nežinau, kokiu būdu čia galėčiau duoti susipažinti, kaip yra planuojama perkelt kelią. Buvo iškilęs klausimas dėl kas finansuos to kelio įrengimą, tai žinoma, kad organizatorius taip pat nori dar pranešti, kad šitą detalų planą patvirtinus lygiai grečiai yra rengiamas to kelio iškelimo specialusis planas, tai taip pat turės būti parengtas ir techninis projektas. Tai gerbiamai Indrė. Dėkoju pranešėjui, yra norinčių klausti, Darius Ulickas. Aš norėčiau gerbiamą pranešėją paklausti, ar perkeliant kelią iš vienos vietos į kitą nereikės išpirkinėti žemės iš privačių savininkų? Ne, būtent bus atvirkščiai. Organizatorius perduos dalį žemės sklypo, kuriame atsiras kelias, perduos valstybei. Neatlyginti. Dėkoju, daugiau nėra norinčių klausti. Diskusijose norinčių dalyvauti nematau. Balsuojame. Posėdėje dalyvauja 20 tarybos narių, 20 balsavus už, sprendimo projektų yra pritarta. Kitas sprendimo projekto numeris TP 322 dėl naujų gatvių pavadinimų Raseinių mieste, Sukūriškių kaime suteikimų ir esamo tako Raseinių mieste sutrumpinimu. Pranešėjas Armandas Mockus. Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į Raseinių rajono savivaldybės administracijos Raseinių miestų seniūnijų, taip pat sodų bendrijų Dubysa ir Raizgupis pateiktus prašymus, protokolus ir planinę medžiagą. Sprendimo projektų siūloma suteikti naujus gatvių pavadinimus Raseinių mieste Sodininkų gatvė ir Smilgų gatvė, taip pat Raseinių rajono savivaldybė Raseinių seniūnijai Sukūriškių kaime Bajorų gatvė. Antras, sutrumpinti esamą šviesų taką Raseinių mieste pagal išdėstą planą pateikti priedą. Tai tiek. Dėkuoju pranešėjui, norinčių klausti nėra, diskusijose norinčių dalyvauti nėra, balsuojame.
Vienbalsiai 20 balsavus už sprendimo projektų yra pritarta. Kitas mūsų sprendimo projektas, numeris TP 325, dėl Šiluvos miestelio teritorijos bendrojo plano patvirtinimo. Pranešėjas Armandas Mockus. Yra gauta valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Šiluvos miestelio bendrojo plano patikrinimo išvada, kurioje yra siūloma tvirtinti šitą bendrąjį planą. Todėl ir siūloma šio tarybos sprendimo projektu: pirma, patvirtinti Šiluvos miestelio teritorijos bendrąjį planą. Antra, nustatyti, kad Šiluvos miestelio teritorijos bendrojo plano sprendiniai įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo vietinėje spaudoje. Norinčių klausti yra. Darius Ulickas. Aš norėčiau gerbiamų pranešėjų paklausti, kadangi ne per seniausiai Šiluvoje dirba naujas seniūnas laimėjęs konkursą. Ar dabartinis seniūnas ponas Juozas Šlepas yra susipažinęs su tais sprendiniais? Tai gal paklauskim, jisai čia yra, kad nereikėtų aplinkui mums klausti. Taip. Dėkojam, tenkina atsakymas. Daugiau norinčių klausti nematau, diskusijose norinčių dalyvauti nematau, balsuojam. Posėdį dalyvauja 20 tarybos narių, 20 balsavus už, sprendimo projektų yra pritarta vienbalsiai. Kitas sprendimo projektas TP 321 dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo, pranešėjas Andrius Petruškevičius. Labadiena. Tarybos sprendimo projektas parengtas pagal vyriausybės atstovės raštą, kuriuo buvo persiųsta rekomendacijos iš vyriausios tarnybinės etikos komisijos dėl tarybos narių nusišalinimo procedūrų. Rašte paminėta, jog rekomenduojama, kad tarybos reglamente būtų nustatyta procedūra, pagal kurią tarybos nariai nusišalina. Ta šiuo tarybos sprendimu ir darome. Pačiame sprendime nurodyta, kad kas be ko tarybos nariai privalo nusišalinti tais atvejais, kai priimami sprendimai susijęs su jų privačiais interesais. Be to nurodoma, kad kai sprendimas susijęs su daugumos tarybos narių privačiais interesais, sprendimas, jeigu įmanoma, turi būti skaidomas dalimis tam, kad tam tikroje dalyje tarybos narys nusišalintų, o kiti galėtų balsuoti. Taip pat nurodoma, kad tarybos nario nusišalinimo klausimą sprendžia rajono vadovas, tai yra meras, kuris vadovauja tarybai, taigi jis gali priimti tarybos nario nusišalinimą arba nepriimti jo. Dėkuoju pranešėjui, nori klausti Ana Babonienė. Aš pastebėjau, kad jeigu padaro atitinkamus darbus opozicijos atstovai, tai jų pavardės nepaminimos. Gal galite paminėti pradžia, nuo ko prasidėjo. Vyriausiai atstovė vyriausybės neparašė tarp kita ko tą papildymą. Kodėl jį turėtų įrašyti? Koks tarybos narys užvedė tą kelią? Vyriausybės atstovė tiesiog atsiuntė raštą, jo gautos vyriausios tarnybinės etikos komisijos rekomendacijos. Ir neminėjo, kas kokį raštą kažkam parašė, tai tikrai negaliu atsakyti šitą klausimą. Kam turi būti dėkingas? Nori klausyti Darius Ulickas. Aš norėčiau gerbiamų pranešėjų paklausti, jeigu aš gerai atsimenu vyriausybės atstovės Kauno apskrityje. Rašte buvo paminėta, kad tarybos reglamente taryba turėtų apsispręsti, ar sprendimą dėl priėmimo ar nepriėmimo dėl nusišalinimo gali priimti arba taryba, arba meras. Ir ar nevertėjo tada paruošti dviejų alternatyvų sprendimo projektą? Tai jūs kaip tik ir pasakėte tą vieną iš alternatyvų, kur dabar galime pataisyti, tačiau kita vertus, mano bent asmeninė nuomonė, jeigu tarybos narys nusišalina, o jeigu didžioji dauguma nusišalina nuo tam tikro sprendimo projekto priėmimo ir po to patys balsuoja, kad nenusišalintų, tai kas tada bus? Jeigu kitas, kuris nenusišalino, paskui tai visi būsit kalti. Dėkuoju, daugiau norinčių klausti nėra, diskusijose norinčių dalyvauti nematau. Balsuojame. Kas už šitą sprendimo projektą, prašom balsuoti. Aš šitoje vietoje susilaikysiu, kadangi manau, kadangi man reikės priimti nusišalinimus, tai aš būsiu.
Posėdėje dalyvauja 20 tarybos narių, vienam nebalsavus 19 balsavus už, sprendimo projektų yra pritarta. Kitas sprendimo projektų numeris TP 323 dėl rajono savivaldybės tarybos narių komandiruotės ir Ukrainos Respubliką Žmėrivkos rajoną. Pranešėja Violeta Lauciūnienė. Labadiena. Tęsiant prasidėjusi bendradarbiavimą tarp Ukrainos Respublikos ir Žmėrinkos rajono ir mūsų rajono, buvo gautas Žmėrinkos rajono kvietimas rugpjūčio 21-26 dienomis Raseinių rajono savivaldybės delegacijai dalyvauti Ukrainos nepriklausomybės dienų minėjime. Dėl to ir gimė šitas tarybos sprendimo projektas. Gal plačiau tada, kas yra numatyta? Šiaip numatyta, kad vyks rajono meras Remigijus Ačas ir Aldona Račenko ir Dalia Skeberdienė. Tačiau čia yra tik preliminarios pavardės, tie, kurie pareiškia norą važiuoti, bet aš tai noriu, kaip pasakyti, jeigu yra norinčių, prašome siūlyti ir balsuosim tada atskirai už kiekvieną. Darius minėjo, lyg tai nori, ne. Tai ar galima konstatuoti, kad daugiau nėra norinčių? Nes esam kviečiami 4, 3 atstovai ir vairuotojas, tai jeigu nėra norinčių, tai tada pagal pateiktas šitas pavardės tada balsuojam. Posėdyje dalyvauja 20 tarybos narių, 3 nebalsavus, 17 balsavus už, sprendimo projektų yra pritarta. Kitas sprendimo projektas TP 327 dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos narių komandiruotės į Lenkijos Respubliką Mlavą, pranešėja Violeta Lauciūnienė. Taip pat buvo gautas kvietimas iš Lenkijos Respublikos Mlavos dalyvauti Mlavos mūšio jubiliejaus paminėjime. Vykti pareiškė norą meras ir Algimantas Mėlinis, o opozicijos atstovai sakė tarybos posėdžio metu savo kandidatą pasiūlys. Gitana Rašyminė, yra daugiau dar siūlymų ar ne? Tai jeigu nėra daugiau siūlymų, tai kad važiuoja meras, Gitana Rašyminė ir Algimantas Mėlinis, kas už šitą sprendimą prašom tada balsuoti. Posėdėje dalyvauja 19 tarybos narių, vienam nebalsavus, vienam susilaikius, 17 už, sprendimo projektų yra pritarta. Perinam prie papildomos darbotvarkės. Sprendimo projektas TP 328 dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros visuotinėme dalininkų susirinkime, pranešė Indrė Antanaitinė. Labadiena. Liepos 17 dieną buvo gautas viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūra kvietimas į agentūros visuotinį dalininkų susirinkimą, kuriame pagrindiniai klausimai yra susiję su projekto Create for Compete, kūrybiškumą skatinant smulkių ir vidutinių verslo įmonių kompetencijas ir konkurencingumą Kaliningrado, Marijampolės ir Kauno regionuose įgyvendinimu. Ir sekantis klausimas susijęs yra su agentūros direktorės Evelinos Vainorienės išėjimu iš darbo, tai yra tiesiog direktorės atleidimu ir iš to sekančiomis procedūromis. Ir reikalingas yra savivaldybės tarybos sprendimas dėl įgaliojimo balsuoti sprendimo projekte pateiktais klausimais. Norinčių klausti nėra. Diskusijose nėra norinčių dalyvauti, balsuojame. Posėdėje dalyvauja 20 tarybos narių, 20 balsavus už, sprendimo projektui vienbalsiai yra pritarta. Kitas mūsų sprendimo projektas TP 329 dėl 2012 metų Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąmatos pakeitimo, pranešėjas Armandas Mockus. Atlikus seniūnų
apklausą dėl seniūnijose sukauptų nenaudojimų bešeimininkių padangų kiekio, paaiškėjo, kad tokių padangų rajono savivaldybės teritorijoje yra labai didelis kiekis, dėl to gali neužtekti lėšų jau transportavimui iki atliekų perdirbėjo. Ir papildomai programą buvo numatyti įtraukti tvenkinių įžuvinimo darbų finansavimui skirtas lėšas. Todėl siūloma tarybos sprendimu pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 24 dienos sprendimu numeris TS69 dėl 2012 m. Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo patvirtinta 2012 m. Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąmatą ir ją išdėstyti nauja redakcija. Lėšos būtų paskirstamas taip: iš aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga 4.2 punkto 6 ekstremalių ekologinių situacijų avarijų įvykių padarinių likvidavimo darbų finansavimas. Iš tos eilutės 6 000 perkeliant į tvenkinių įžuvinimo darbų finansavimas. Taip pat iš eilutės 6.10 spaudinių aplinkosaugos priemonių įsigijimas, perkeliant 5 000 į eilutę 5.2 iš savavališkai užterštų teritorijų surinktų netinkamų naudoti padangų utilizavimas. Taip pat į tą pačią eilutę perkeliant 2 000 iš 7.1 eilutės gaminių ir pakuočių atliekų vietų sutvarkymui po jų surinkimo skirtų lėšų. Tai tokiu atveju gaunamasi savavališkai užterštų teritorijų aplink surinktų netinkamai naudoti padangų utilizavimui 17 000. Buvo svarstyta komitetuose. Yra norinčių klausti, Onutė Babonienė. Mes komiteto posėdėje svarstydami tą klausimą nusprendėme, kad šitas klausimas turi dvi dalis. Pirmoji dalis tai yra tos padangos, o antroji dalis tvenkiniai. Taigi kalbama šiuo metu apie padangas. Taigi jums prašėme pasidomėti, kokią situaciją. Savaime suprantama, kad matome ir yra sumetama tų padangų ir prie konteinerių juos išvežti reikia ir dar kitur. Pavardėjote didelis kiekis. Kur tas didelis kiekis? Kur žmonės galėtų, atstovus, kurie žiūri ir išrašo baudas atitinkamai. Ne vien tik tai duokit pinigų ir mes išvešim tas padangas. Kur žmonės gali jas sudėti ar negali? Iš kur galima išvežti? Kiek? Vis tiek informaciją turime gauti ir mes, tarybos nariai šiuo metu aiškesnė, ir visuomenės atstovai. Ar aš galiu prašyti specialistas, kad plačiau pakomentuotų? Vaida, gal. Pabandysim atsakyti mūsų skyriaus specialistė Vaida Tautkevičienė. Labadiena. Tai atsakydama iš tą klausimą, norėčiau pasakyti, kad padangas, taip suprantu, kaip gyventojai, kur norėtų vežti, taip, kur turėtų vežti, tai į mūsų Andriušaičių atliekų priėmimo aikštelę. Ten yra atliekos priimamos nemokamai iš gyventojų, o autoservisai jie turi tvarkytis savarankiškai atliekas, turi prižiūrėti aplinkos apsaugos agentūrą mūsų, kaip jie, kur padeda tas padangas. Aš norėčiau vis dėlto nepilnai atsakyti į Onutės Babonienės klausimą, nes Onutė turbūt daugiau domina, o kiek tų padangų dabar yra susikaupusių rajone. Taip, aš bent taip supratau. Ir tai. Atlikus seniūnijose apklausą, paaiškėjo, kad mūsų savivaldybės teritorijoje yra apie 140 tonų nenaudojamų bešeimininkių padangų. Jos yra dedamos tiesiog aikštelėse, kažkur tai
tokiose susidariusiose savavališkai užterštose teritorijose, buvusiose sąvartynuose. Yra norinčių klausti, Darius Ulickas. Ta pačia tema, galbūt jūs esat susipažinę prieš keletą metų, Viduklės seniūnijoje buvo viename nenaudojamame sandėlyje laikomas didelis kiekis nenaudojamų padangų. Koks dabar šito sandėlio likimas yra? Šitą klausimą negaliu atsakyti. Man atrodo, kad Darius turi omeny buvusią Ceraros teritoriją, tai aš kiek žinau, man atrodo, kad ten yra išvežta. Bent aš kai važiavau, dabar nemačiau jau jų. Nori klausti Aldona Onoračenko. Labadiena. Mes komiteto posėdėje kalbėjome apie įžuvinimo skirtas lėšas. Ten pagalvojat rimtai, kam bus panaudojamos, kokiam tam tvenkiniui tos lėšos? Na, mes planuojame, kaip užsipildys galutinai Prabaudos tvenkinys, įžuvinti Prabaudos tvenkinį. Ačiū. Dėkoju pranešėjams. Ar yra dar norinčių klausti? Nėra. Vaclovas Šimaitis. Jūs noriu paklausti. Mockaus ar klausit, ar... Klausit, ne, aš noriu paklausti. Dar dėl dėlės, seniūnijose bus organizuojami išvežimai, jūs nepaminėjome, dėl seniūnijų, kur bus surinkamas panašiai iš šimtų, kad žinotų gyventojai, reikėtų informuoti, ar seniūnas čia informuos, ar mes patys jūs informuosite? Bus pranešama seniūnam, kada bus vežamos tos atliekos kurią dieną ir tiesiog su seniūnų komunaliniu pagalba bus surinkamos atliekos, nenaudojamas padangos seniūnijose. Dėkoju, daugiau norinčių nematau, norinčių klausti, diskusijose norinčių dalyvauti nematau. Dėkoju pranešėjams, balsuojame. Posėdėje dalyvauja 200 tarybos narių, 20 balsavus už, vienbalsiai sprendimo projektų yra pritarta. Ir paskutinis mūsų darbo tvarkės klausimas, sprendimo projektas TP 330 dėl 2012 metų rajono savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo programos rengimui ir įgyvendinimui. Pranešėjas Pranas Gedminas, tarybos narys. Labadiena. Kadangi paskutinis klausimas, tai nesupraskime, kad jis yra nesvarbus ir neaktualus. Ko gero, mes jau su tuo klausimu vėluojame, nes renovacijos programa daugiabučių namų, jų modernizavimas yra mirties taške, gal ne vien mūsų rajone, gal ir daugelį kitų rajonų. Ir šis sprendimas yra paruoštas tam, kad įveikti tą inerciją ir išjudinti iš mirties taško, pradėti daugiabučių namų renovavimo klausimą. Sprendimas yra iš dviejų dalių. Pirmas punktas tai yra pavedimas savivaldybės administracijai kurti programą paramos teikimo iš rajono savivaldybės biudžeto rajono daugiabučių namų atnaujinimui. Ir tam, kad jis neįstriktų, antras punktas yra lėšų skyrimo šios programos vykdymui, parengimui ir vykdymui. Dėkuoju pranešėjui, norinčių klausti, Onutė Babonienė. Gal galima tiksliai įvardinti nelėšų skirimas programos įgyvendinimui, bet mes jau prisiklausę Lietuvos mastu,
kiek daug tūkstančių išleidžiama agitacijai, kai reikia renovuoti, tai norėtume, kad čia 100 000 ir kliūtų tiesiai, kaip per komiteto posėdį išsiaiškinome, projekto ruošimui, tai taip ir parašykime visiems žmonėms suprantamai projekto ruošimui, gal ir reikės daugiau, nes šitas klausimas jau yra pradėtas svarstyti gerokai anksčiau, ką žinau, ir dalyvavome su bendrijų pirmininkais ir savivaldybės atstovais, tik iki šiandien kalboms, o ačiū, ar negalima sukonkretinti. Siūlyčiau tai daryti. Ko gero šitoj stadijoje dabar sukonkretinti nelabai ką ir galėtume. Pirmoje eilėje tai reikia paruošti programą. O programą ruošti reikalinga ir ekspertų išvados ir panašiai, tam ir reikalingos yra lėšos, kad tai nebūtų tuščias darbas. Tai būtų rimtai paruošta programa ir rėmimo tvarka. Ona Aldona Račenko nori klausti. Kadangi komiteto posėdėje taip labai aktyviai išnagrinėjome šį klausimą ir labai patiko, kad kiti rajonai labai gražiai renovuoja, modernizuoja namus, mūsų rajonas tai yra, sakykime, atsilikė šiuo klausimu. Gražu, kad bus pradėta programa kurti. Mes vakar kalbėjome tai, kad administracijos specialistai turi surinkti labai puikiai, išanalizuoti visų daugiabučių būklę, sudaryti eiliškumą, modernizavimą ir taip toliau. O kad tai yra pažangu ir gera, mes visi to laukiam. Ačiū. Dėkuoju. Čia klausimas ar komentaras? Pritariu. Pritarimas. Klausimas pritarimas. Ir yra dar norinčių klausti. Dėkuojam pranešėjui ir siūlau balsuoti. Dvidešimčiai balsavus už, vienbalsiai sprendimo projektų yra pritarta. Yra kokių nors pranešimų? Nėra. Tad Raseinių rajono savivaldybės 7 šaukimo tarybos 29 posėdį skelbiu baigtu.